Sveiki tamstos. Su jumis kanalas Instant 1, aš Raimis ir ką, šiandien dar viena nauja siunta. Siuntinys vėlgi iš AliExpresso ir ką, tikrina mane. Žiūrim, pas mus atkeliavo štai va toks dalykas, Beisus automobilinių valytuvų valytuvas. Štai taip atrodo, ne, metalinis, iš aliuminio padarytas. Taigi, Rainwing Viper Repair, ne? Repair, tiksliau. Va štai taip atrodo, nieko daugiau. Metalinis, Beisus. Bandom parodyti fokusą. Va, štai taip atrodo tokios spalvos. Iš dviejų pusių, ane, šnorelis. Na, galim pakabinti raktą, nežinau, kažko mašinoje, ne, prie kažko prikabinti. Toliau, ką mes turim. Jeigu pabandysim vėlgi sufokusuosi ir gausis parodyti. Va, štai čia parašyta Rough ir Fine. Tai yra grubaus apdirbimo ir, na, kaip čia, tokio, na, švelnesnio to apdirbimo, ne. Žodžiu, pagal instrukciją, kaip mes turim iš pradžio Rough pravažiuoti. Jeigu tas nepadeda, tada, na, davedam su Fine, ne. Turėtų nurėžti būtent tuos, na, nereikalingus formai netitinkančius trikampinės, ne, tus likučius. Jau esu nusijėmęs savo galinį valytuvą. Nežinau, mėginsim parodyti, ne, va šitaip jis atrodo. Susiduoju, čia pamatysim ar nepamatysit, ne. Būtent tą trikampį. Berods atrodo neblogai. Vėlgi va štai trikampis. Vėlgi berods atrodo neblogai. Žiūrim, ką turim. Iš pradžių Rough, ne. Na, jeigu jį prispaudus, na, eina ganėtinai sunkiai. Bandau. Na, štai taip, ne. Norisi tikėti, jog jisai biškį čia kažką nupjovė. Vėlgi pabandysiu sufokusuoti kažkaip parodyti. Va, matosi būtent va čia, va, iš viršaus. Ant trikampio, biškį, matot, va. Eina juodesnis, toksai ale nupjautas. Na, viršutinė trikampio dalis. Vėlgi galima tą padaryti porą kartų, pabandysim su Rough padaryti ir su Fine. Taigi Rough. Na jau, matosi, va, jeigu atkreipsit dėmesį. Na, štai čia pas man ant rankos lieka būtent gumos, na, atpjautos gumos likučiai, ne? Va, ant piršto vėlgi matosi. Ir bandom su Fine dabar. Iš tiesų valytuvas, kaip ir minėjau, buvo išplautas, taigi nuo visų purvų turėtų būti, na, purvų neturėtų būti. Bandom Fine pusę. Noriu pažymėti, kad jinai sunkiau eina. Nežinau, kaip stipriai čia kaip prispaust, bandau prispaust geresniam efektui. Vėlgi nesinorėtų mane sugadinti. Nu, aš tai, matai va. Vėlgi likučiai kažkokie gumos, matomi, bent jau, na, mano, ne. Va, tai padarysim. Vėl matot, jeigu matot, pirštai judi. Taigi tamstas, filmuoju visą tai, aišku, naktį, kai visą dieną nėra laiko. Faktas, jog nelabai matosi, ar visas langas gražiai nusivalo, taigi padarysim štai taip.
gerai, manau, matosi. Taigi, tamstos antra dalis. Na, būtent dabar jau išvalytas mano valytuvas. Na, noriu pažymėti, atrodo, kad lygtais sausiau, ne? Na kągi, neduoda man ramybės šitas mūsų valytuvų galastuvas, ne? Nusprendžiu parodyti, kaip atrodo viskas iš ryto. Taigi, tamsus, pamatėt būtent dabar visus rezultatus ant automobilio lango, kaip visas tas atrodo. Iš tiesų, kaip ir minėjau, jeigu jūs ten turite tuos valytuvus biškai geresnės kokybės ir jo tarnavimo laikas būtų ilgesnis, toksai dalykas gerai, jeigu jūs turite, ne, toksai dalykas, manau, prailgins jūsų valytuvo gyvenimą, ne, tarnavimo laiką. Bet kažkokius tai jau labai didelis kasekus, jisai tikrai nesusitvarkys ir stebuklą nepadarys, ne? Jeigu valytuvas yra įplyšęs ant tiek, jog arba suplyšęs, arba trūkęs, tai, grubiai be, taip, žinau, galasdami tą valytuvą trikampį, jūs tiesiog, daugiau sugadinsite.